Ena, mantėlį. Nusifilmausiam vis konka Robert, žinotam, kude biškvėlaunam paseno. Mes norim kavos atsigert, kaip žmonės. Žiūlis, negas. Bet apeigojo per ton Robertą mylenčių. Ne, iš tikrųjų, ką bazar есть bazar, kaip ten sak. Bachūra iš bazar atsako. Nepakėtėm stogų molinuko, uždėsėm naujam namą už tą stogą. Man tai čia visai neprikom, bet važiavom kartą irgi. Sak, noriu pamatyti, sak, kaip žmonės statos namus. Pasimėm kavos, nes tai negausiam tikrai, nieks neatveša, nors nieks nepadarys, garantuoju 100%. Peitus išsimušom, nu bent jau, kaip sako, užveltau nedirbsiu, nors pavalgyti gausiam. Sak, šašlikų iškeps. Kad nenurėdėtumėm nustogus visos kazilos su gegnėm, kad nenuėtumėm. Sakiau, arba kebabų, žinau, be padažo, arba sakau, šašlikų. Viens iš dviejų. Rinkį, sakau. Tai sakeps šašlikų šiandien. Nu bus skane. Ui. Aš įjomžinsiu tavo svarbiausią momentą. Pjauk, Robertai, pjauk. Iš čia geriau matysis. Gerai, tada aš atsistosiu, kad būtų patogiau. A ką veidą nesimatyt, kad nebūt gėda. Nu niek, jaun stebė išmoks dar. Eini ir pamatai, kaip pasidaro šie stogai, ne? Šitą pas Robertėlių stogą. Opa, dainuos. Kalims. Čiurkštą apsisukiam atsargę. Va. Įlaja. Šitas trojkis baigės jau, ne? Na. Į negirti, ne? Į negirti. Į kazilą sudėti ant stogą. Vyli kafta bėti darbininkien, dirb, moteris besidarbon. Nu, užjudėjom šiandieną, ne? Opa! Stogelis veito. Kaip ten Robertas sakė, jį su nekalibraut medienėm padaryti, ne? Nein. Ir dar svarbiausia, kad džiovinta. Nu. Labiausiai patinka, kad lengvas jos buvo. Žiaurė lengvas buvo. Mes per dieną sumetam viską, tai čia, tiksliau, aš sumečiu Viens pats dirba. Mes tik te prižiūrėjom. Aš pasikviečiau jį, va, sakau, nu, šašlykų duosiu ir, sakau, man biškį parodysi, ką kaip daryti. A lygiai gavos? Tu kaip strėlėl šitas togelė ir. Žiūrėkis. Norim, tai čia. Opa, šitą.
Einai. Nuveina darbą, prikėti darbą. Dailylins baigtas. Ruošamės pakalimus visur daryti. Čiuk, susidedam atramikis, užsitrauksim tinklioką. Ir bus fantastika vėl. Pagražės dar vaizdėlis. Pam, pirm pusėkį pakalimą padaryta. Identiška viskas tas pats. Su tarpukais pakalims. Pum. Užsidaro viskas ir gražu. Čia po kampų nepripjaudinėjom, nes nusprendžiau, kad pakalimą ir biški skirtingi, tai negražia gal atrodyti, paskui supjauts kams, tai tiesiog sumušom tep putėjais lėniai ir bus gerai. Šitą pasmeistas kažtoks burnu. Bum. Apa. Nu, miela malonu. Grįžti iš miesto, iš parduotuvių savo rondį siuntinok, padėti veito varštuką atvežti į veitą. Jėgelė, galės išsipakauti, pasižiūrėti užiukus. Va, siuntinys jau išpakauts, atrodo graži, nauji, blizguntis. Plius stūžiauk, kator minkšta padoka, kojit nesmiks į žemę. Gal ir viduje jau toks naudoti su pagumautom apačio. O dar kits pliusas, kad čia gali įstatyti brusiukus ir pasidaryti normaliai darbastalį. Teik pjaustimam, teik dažimam. Įsistatė blankelį 45 ant 145 pasikelt. Per vidurį davė in šakalį pasimetė, nikumet neįpjausi. Į ožiukus pjaudam su kreiziuku. Svorį šitą kokią atlaiką. 4, 9, 8 kg. O abudu užiuką toną, sakykime, praktišką laiką. Žiauriai fainė. Va, o čia mūsų seniai užiuką. Be tų pagalvėlių apačių, tai va, ką pasidėti, užsilipi, kad susminktos kuojais į apačią. Numona svoriaus, bet šiaip mes dažnai naudojam tos užiukus, va, pasidėdam, šitą susimetam padoną ir būn veitos talažą. Ypač tokios veitos, kad nereikia aukštą palipti, va, pakalimam daryti. Nu, fantastinis reikalas. Va, taip, drauga, žodžiu, norėjau pasakyti ačiū ponui Šarūnui iš šitos parduotuvės už operatyvų medžiagų pristatym, už siuntinok atvežėm į veitą. Kaip sak, nereikia iš objektų nikuojais iškelti, viskas atvažiaun pats. Ačiū tau, Šarūnai. Ir jeigu kur reikės, kreipsimės į tavo merkėt kartą. Končimantį darom. Lynlaukia. Tai sugalvojom, kad lendam į vidų biškį padėliuoti vatos. Va šitiep. Aha. O. Prasta rega, gal sutrekus biškį, ne? Čiuk. Įsipjauna apie stygą. Pam, ką gražiai priglosto. Ledelis, sakyčiau, ledelis. Pubiškiam, gerin. Šitą mūną darbo vaisę. Aš lengvesnį veit pasiims, aš seinas dedu. Aišku, ne ton, aš dedu ten, čia reiks ištraukti laukis čia. Nereikalinga pukulkas čia tavat. Tai va. Taip, įjudam šiandien po biškį rame laukį viespot lyn. O, negerai, jau čia gera pustogų. Buip, čia kažkap tie bus. Apie kamin sudėsiam dvojkį, apsiklyjau seną ir bus gerai. Paskiau galės apdirbti jau kamin normaliai, nes toks įvais nubėgis va, nuvarvėjus tas kaminiuks. Tai bus visur vatytė sudėta aplinko vanon ir bus liuks. Nu, o gražia bus vat sudėta. Be tarpėkų, be nieka. Va, gražia siūlelis. Neperspaustas, bet gražia vien prie kitos va įsulestas. Šitas. Čia 2 vatsus įjungia irgi praktiškai gražia susispaudus. Aišku, biški tokių pašerpėtojim, bet čia įtakstas neturėjau. Apart estetikas biški.
O šepo visur labai gražiai susidėjus vatyti ir. Galvoju, nereik padaryti rubriką apie vatą. Tie prame dirbam, mes šiandieną, ne? Nei moziks, nei niek pasijūnį. 6. Žadėjau jums pagalvoju. Ką? Žadėjau jums pagalvoju, ką bagažinė įtą. Nu, aš va parodys, kaip dedu vatą. Atsipūts rame vatelį parok. Jaunam su paprastu peiliu šitas. Pasimatuoji, kiek tau reikia. Atsipjauni. Ir įsidedi gabaliuką. Kiek apgluostyti kiekvieną. Gražiai vis laik užsimetu kokį posį centimetrą arba 7 kokius milus. Užsimetu daugiau negu tarpsai, tai ten buvo 46 tarps, tai vatą pjaunu 46 į posį. Kai įsidėtų bėški ankščiau. Darysiu ilgą pjūvį, tai pasižymės šitas va 3 veitos, gal netgi 4 veitos, kad nenugrybaučiau kreivą, kad nenupjaučiau tus vatos. Ir šakt. Va. Pitakas atpjautas. Dedam vatą vis laik nuvinos posį, įsispaudį gražią, kad prisiglustom. Ir tada jau dastumi, kai krek čia. Ir viskas. Va, jeigu į kažkokių neligumų, tarkim, įsispaud vatą giliau į veidą, nu ką pavyzdį dabar iš pagniaužos va tekštas, kad matytus, tai jau parodys iš arčiau. Nu, sakykim, įsispaud tą vat giliau kažkur ir nenori kaišiuoti pirštų ten, kad, nu, neišdraskytum va tokių kiaurimių, kaip saksu, pirštas. Ir įmanom į šansus šią perelę gali pasiimti. Palei pašaltę po su peiliukštas, čiukšt ir atkelnuoti tom vatą gražią. Arba gali paimti tiesiog su ronku per tom veidą daužanės vatą kapiraumų vantor atminti ir atšokst atgal į savo veidą, kur norėk būti iš tikrųjų. Va, čia koks buvo įdubėms dėdelis. Praktiškai niekai neliek. Aišku, tiem laiktų kaip atapšnojimą, bet vat susided visą tvarkingą, gražią. Nu, ledelis. Taram. Tokios veitos prikampų. Ir čia viskom paprasta darau. Tai atsimatau, kaip sako, kampų skirtumą. Ir nereik jokių ten matlonkių ar dar kažko, kad atsipjauti tikslę kampą. Tai gali pasidaryti čia tiesiog pasimenutų tašką, lėniai atsibrėžia teisėjai gulšiok, pasimatava koks jis skirtams tarp tų kampų. Ir atsipjauni. Pas mūsų yra toks. Kiek man laipsniai pas mūsų toks? 27 laipsnės toks ir tai kampų skirtums, va, gaunas 40 centimetrus. Ir gaunas idealiai susiglaudus vatelį lygią. Tik tas berek aukštį pasimėryti. Ir viso. Arba paprasčiau gali ton vatą įsikiši. Pradedi nuo viršaus kiešti vatą. Va. Pukšt. O tom dasimatau, kiek tau reik nusipjauti. Vatį galim išsitraukti. Siūlis bus prakeistas. Va čia sujungiam viensiuliai į 92 lygiai. Tai aš atsipjausiu kokius 93 atsipjausiu. 1 cm daugiau. Šankt. Vse.
įsikėš po pirmą apačią, tada tik tas šoną užsistatys. Biški pabaladuoji šitas, kad iššoktų kampą į savo vietą. Ir viskas. Ir gaunasi gražu. Kai to nupjautų kampų, gali nusinešti iš karto va čia, į sekundį tarp. Opa, daspaudi iki viršaus gražiai. Ir vėl pasimatau. Ir 64 posi. Padarysim 65 į posi. Padarysim 5,5. Va, šitiek. Nu, taip žaidėmės. Po biškutį, vat, čia paprastas paroks, nekoks Rokvulis ar dar kažkas. Bet šiaip, kad geri pakė, dedas žiaurė fainė iš tikrųjų tavo. Nerek niekur, kaip sak, žaisti. Nėr susispaudu šitą ganėtinavo 5,5, 10,10. Kai cik nuvažiuojam pasiimti vatos, visą būn palaidą, belekvokį, išskleistą. Sudrebusi 9,8,5, padarysim kokius mažesnį tarpą, padarysim biškį mažiau, tai aš atsipjausiu kokius 9 tada, kad nesusirūkšluotų to skylė. Gražu. Taip judam šiandien, kai lauk nenusiškėšti. Būtų lauki gražus ors, etumėm pakalėjimų daryti, bet teks šiandien apsėti be pakalimų. Va tokiu būdu mes kažkaip taip įdedam ton vat. Niekur čia nepaskubėsi, jeigu nori gražiai sudėti. Nu, bet susidėdu, va tikra, tvarkinga, gražiai, vat. Jie nori prisikabinti, vis laiką apsakras priko prisikabinti. Bet nemanau, kad čia ir priko kabinėtis. Tai lieka dabar to pats sudėtingiausia veikti ten kampus, tus viršutinius vis susidėti, pasipjaustyti ir bus dar vienas eina padaryti. Paskiau čia jau čia da prasturinsiam da per pitak, tai bus 20 jau vatos einu įdėt, užsitrauks garą plivelį, da bus 5, tai gausis 25, o į stogą irgi susidės 25 vatos. Ko nepaminėjau, tai kad vata yra 56 į posį. O pažiūrėkim, kokį tarpą turim pasidarį vata, nes įsidėt labai gražią. Tai turėtų būti 55 kablelis kažkas tai 7. Nu, šiaip darom apie 5 į posį, ką būtum, bet tai milimetrą vis tai kiek suvakščio. Ir vata visur įsidėt gražiai. Čia čiučiut daugiau prikraš, 5, kokie 8 gavos. Kas čia gaunas tuo veito tarpėlis, pažiūrėkiam. 55 ir 8, nu tai 7 mm, sakykiam, leiktum to tokį vatos įspaudimą. Nepersispaud, neusirait nikumet kraštą, įstauta vat lygiai gražia. Tai jau bus komentaras, sakys, kodėl vatą dedat be kaukių. Mes šiandien išvis nežadėjom dėti tos vatos, tai taip tik tas atėjom, bet šiaip man nežinau, ta vata nelabai tesikondžio, iš tikrųjų aš tą vatą dedu be pirštin, išvis plikom runkom, ne ant mani bados, ne ant man kondar, nežinau, nebent kokį savaitę laik dėčiau vien tik tas vatą, tada gal bėšk pradėt nežiūrėti pirštuką, bet šiaip tai visiška jokių emocijų mani nuvatos. Man sunta dirb su pirštinėm. O taip, drauga, teik žinių šį kartą iš mūsų ir laukit sekundžių epizodų, kaip sak. Kas galit, pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit komentarą, žodžiu, ir palaikykim ryšį. Iki sekančių kartų. Iki.